Šiandien bus trečias video iš eilės. Aš papasakosiu jums trumpą, paprastą istoriją, kaip mes su Danium nusprendėm nuvažiuoti į Prūdiškes. Jis ten norėjo tiesiog pasižiūrėti, kaip Prūdas atrodo, nes atrodo žmogus Prūdo, gyvenimo nematęs, nors gyvena šalia Prūdo ir geležinkelio. Ir pas jį buvo paprasta audinė, man atrodo, biški žeminta. Ir jis pakvietė tiesiog pasivažinėti, nes net neturėjo veiklos. O aš pasižymiu savo ahujeną intuiciją. Ta prasme, pas mane intuicija geresnė pašūnė oslė, ten nežinau kokiam koksui, jeigu tai šuo mentų, nes kaip mes visi žinom, mentų šuo mėgsta koksą. Ir Danius man paskambino, sako, varom pavažinėti, varom iki Prūdiškių. Ir mes nuvarėm iki Prūdiškių, išlipom ten pavaikščiom, kaip visą laiką huinė, tas pats Prūdas. Nieko naujo, šalia psichuškė, ten psichas bėga, iš psichuškės pabėgo, bando įgaudyti žmonės, tas vos nenuskęsta, plius arklys jam vos snukė nenuneša, žodžiu, paprasta diena Prūdiškėse. Ir Danius toks žiūri, sako, o kas ten, miškelėje? Sako, niekada nebuvau tam miškelėje, yra veda keliukas, važiuojam pasižiūrėti. Ir aš toks sakau, važiuojam, pohui, taigi, ką čia, benzino beveik saliarkos nieko neliko, laiko turim dahuja, tai bus vakaras, tai sutemso, ten juodas miškas, kodėl neprasivažiuoti kažkur tai miške. Ir mes įlipam į mašiną, ir pradam važiuoti į tą miškelį. Ir važiuojam ir matom, kad biški dar lietus palijęs, kad kelias yra, biški toks, visas aš nieščiu. Žinot, kodėl juodai baltas video, nes aš visas raudonas, kaip meškinas būnu, kaip rožinis. Ir žodžiu palyja. Ir žinot, tokia pliurza būna, kai mašinas pravažinėja, nes asfalto nėra. Ir gali mašiną biški pasikast. Ir mes važiuojam su Danium keliu. Ir Danius toks sako, o kur sukt, nes mes privažiavom tokią kryžkelę, arba į kairę, jum į kairę, man į dešinę, arba atvirkščiai, arba į kairę, arba į dešinę pasuk. Ir aš toks sakau, palauk, Daniau, mano intuicija, pabrėžiu, mano intuicija, sako Danieliui, pasuk į kairę ir važiuojam. Mes pasukam į kairę, važiavom į vidurį miško. Ir Danius sako, man atrodo, kad mes negrįšim atgal, pas mano intuicija, kad sakau, Daniau, kokia nahu tavo intuicija, sakau, mano intuicija, sako, kad mes to išvažiuosim ant ahujieno asfalto ir tai bus geriausias kelias ir geriausias vaizdas, kokį tik tu esi matęs savo gyvenimą. Ir mes važiuojam, žiūrim, drastas toks ant kelio guli, mašina žeminta, Danius sako, mes nepravažiuosim, aš sakau, Daniau, mano intuicija, sako, kad nahu važiuok tu tiesiai per tą rastą. Mes važiuojam tiesiai per tą rastą, vos šito katalizatoriaus nepametam, ten, man atrodo, atplėšim bamperį, atplėšim ten gaušaką, mes gaunasi, kad kelias, rastas, o čia dubėna, taip va. Ir mašina įkrenta, mes ant naujo kelio, mes suprantam, kad kelio atgal nebėra, reikia važiuoti tiesiai į priekį. Mes važiuojam, 10 minučių važiuojam, žiūrim, tai saliarka baigsis ir mes znait, kur tam miške, pasiklydom, Danius pasižiūrė į mane, sakau, Daniau, mano intuicija, sako, važiuok nahu tiesiai toliau. Ir mes važiuojam tiesiai toliau ir mes suprantam, kad ten jau, važinėjo miškovežiai, o tai yra ruduo, ar tai pavasaris, nežinau, man atrodo pavasaris, kai sniegas yra ištirpęs, kai visiškai miške, visiška pizda, ta prasme, mašina jau skęsta, pravažiuot neina, sakau, Daniau, mano intuicija vis dar sako, kad mes nahu išvažiuosim ant gero kelio, važiuok tiesiai. Mes važiuojam pro mišką jau 60 km per valandą greičiu, ar tai 70, nes jeigu mes važiuosim biškį lėčiau, mums bus tiesiog pizda, mes varom kaip per tikrą ralį, mašina tai kairė, tai dešinė, tai šoną, mes varom, tai Danius bando užtraukti rankinis nahu nuplyšta, nieko nesivairuoja, sakau, Daniau, mano intuicija sako, važiuok kažkaip temk, nes bus pizda, nes mano intuicija sako, jeigu mes čia sustosim, mums bus pizda, mes taip mašiną čia ir paliksim, niekas jos neištrauks, nes man matosi,
Miškovičius buvo užklimpęs ir, blėt, taip ir paliko, net traktorė neištraukė, nes van iš dešinės pusės traktoriai stovi. Ir sakau, Daniau, blėt, nenuleisk pedalo nuo gazo. Danius sako, pizda, togi saliarka pasibaigs. Sakau, Daniau, nahu daryk, ką tu nori, sugalvok, kad ta saliarka tiesiog iš oro atsirandinėtų tame bakė, nes bus pizda. Mano intuicija sako, kad mums jau čia bus pizda. Ir mano dar intuicija sako, kad nereikėjo čia nahu važiuoti, nes mano intuicija sakė, kad čia bus pizda. Bet tu pasakei varom, bet mes ir varom. Ir, žodžiu, mes išvarom į Bibi žino kur, į kažkokį kaimą, blėt, bokštai, kažkokį vandens stovit, kombikormo bokštai, dar kažkas. Ir paskutinis kelias, suka, toks va nahu šlaitas ir jis visas, blėt, tiesiog varva teka purvų. Danius pasižiūri į mane ir aš į Danių pasižiūriu, sakau, Daniau, mano intuicija sako, nahu mes važiuojam tiesiai į tą kalną, nes kitaip mums bus pizda, jau temsta, jau saulė grįžta atgal žemot, nahu. Ir Danius pabando iš pirmo karto užvažiuoti, nahu nieko nesiseka. Ir sako, nu vsio, pizda, mes liekam. Aš Daniui sakau, ne, Daniau, nichuja, mano intuicija sako, einam nahu priskinsim šakų. Ir, žodžiu, vyksta toks veiksmas, kad aš priskinu šakų, Danius įsibėgėja, znает, gal 120 km/h greičiu, į tą kalną važiuoju, aš mėtau nahu šakas, matau, kad mašina stringa, aš bėgu iš galo, stumiu tą mašiną į viršų ir Danius kažkokiu būdu, blėt, tiesiog kaip raketa, nahu, užskrenda ant to kalno, blėt, iššoka ant asfalto, ahujenas kelias, tobula, šalygatviai, blėt, viskas nuplauta ir panašiai. Aš grįžtu į mašiną, iki čia vat visas purve ir sakau Daniui, nu, kaip matai, blėt, mano intuicija sakė, bus ahujenas kelias. Ahujenas kelias, o tu sakė, nieku čia važiuot, blėt.